Aš esu žurnalistė Laisvė Radzevičienė ir esu pakviesta į Latga autorių namų virtuvę. Ir šioje studijoje šiandien kalbėsime apie kultūros naktį ir Latga autorių namams skirtą šventę kultūros naktyje. Ši šventė yra rengiama jau 5. kartą per festivalį. Ir ne veltui su manim šiandien šitoje studijoje yra kultūros nakties užsienio svečių skyriaus vadovė, bet iš tikrųjų tai kultūrininkė Ada Paukštytė, grupės Happy Endless muzikantas Marius Narbutis ir režisierius, bet šiuo atveju turbūt labiau Latga valdybos narys, taip? Tarybos narys Donatas Ulvydas. Tai labai gera jūs čia matyti ir gera jūs turėti. Ir pirmiausia, gal aš tik trumpai pristatysiu, ko mes galėtume tikėtis tame Vingrių skvere, kur bus pastatyta didžiulė namą primenanti scena ir turbūt tai reiškia autorių namus, tas didelis namas. Šiais metais Marius pirmiausiai stovės toje scenoje kartu su Happy Endless. Taip pat muzikinę programą parengė grupė Abudu ir Šauer. Tada atlikėjas Gamka pasirodys. Džiazo muzikantas Liutauras Janušaitis pristatys savo projektą The String Theory. Pamatysim Colors of Bubbles ir jų teatralizuotą projektą Stella. Taip pat kompozitorių Mindaugo Urbaičio ir Marijos Paškevičiūtės programos Acid City Live premjera. Bei, kas man labai įdomu ir mes jau prieš susėsdami čia jau aptarėme, kad aš tikrai norėčiau pažiūrėti grupės ir visą tai, kas yra gražu projektą Ryga 8. Ryga 8 reiškia skalbimo mašinas, tai muzika bus su skalbyklėmis. Įdomu, kaip tai atrodys. Teatro sričiai atstovau šiuolaikinio šokio kolektyvai Aura ir Šeiko šokio teatras. Matysim porą jų performansų. Taip pat juos rengia menininkės Barboras Kaburskė ir Evelina Simonavičiūtė. Bus galima pamatyti fotomenininko Mindaugo Meškausko ambrotipų, kuriuose užfiksuoti žymus menininkai. Donatai, tu ten esi? Nežinau. Mariau? Nuotrauką turi. Tame name taip pat veiks Tado Kazakevičiaus fotostudija, kur bus galima įsiamžinti ir lankytojams. Taip pat bus galima pamatyti poetų kampą, kuriame 17 poetų 6 valandas pasikeisdami kurs eiles vietoje pagal idėjas, kurias pasiūlys atėję žiūrovai ir klausytojai. Iš tikrųjų, visą tą programą, kuri vyks autorių kampe, yra labai sunku išvardinti. Ir aš tada Donato gal pradžiai paprašysiu, kad jisai papasakotų apie tai, kas artimiausia jam, apie kino programą. Aš kažkaip labai mėgstu naudoti šitą žodį, tai tiesiog bandysiu papildyti, ką tu sakai, kad visą tai įvardinant man nuo pat pirmos mūsų koncepcijos idėjos dienos buvo, kad tai yra toks menininkų širšių lizdas. Tai yra tiek daug vienoje vietoje ir aš taip vizualizuoju, kaip širšės bėgioja ir taip ir atsitiko pas mus. Ir urvelių tokių, ne? Jo, ir tų mažų urvelių, tie 3 aukštai, ta netradicinis pastatas, tas, kur niekur niekada su nieko nesumaišysi, nematytas ir unikalus tas statinys, kur lipi, eini, tai vat man tas toks, tai vat, jeigu bandyti visą tai, ką tu gražiai išvardinai didelėm raidėm ir dideliais pavadinimais, tai tiesiog turbūt sutrumpinus būtų, kad daug menininkų vienam lizde ir visi neršia ten kažką, tai tas toks teisingiausias. O kinas tam lizde turės turbūt irgi ne vienoje vietoje ir ne tik 3, kuriuos išvardinsiu, bet tarkim mėgsta žmonės žiūrėti virtualią realybę ir ten bus galimybė žiūrėti virtualios realybės filmus. Ir manau, kad vėlgi tas unikalumas, taip kaip ir kituose renginiuose, yra, kad vieni užsideda ausinės ir yra vienam performance ar spektaklį, kiti su ausinėm jau kitur. Tai kad tam širšių lizde gali vienu metu būti keliose vietose, irgi sakyčiau, šitų autorių namų unikalumas. Tai virtualios realybės filmus su ausinėm tiesiog tu gali sėdėti, žiūrėti, stebėti, skristi per Lietuvą ar per Kriščiūno paveikslus ir visiškai nesvarbu, kad šalia groja ar kažkas ir tu niekam netrukdai ir tau nieks netrukdo.
Tai tas virtualios realybės kampelis. Trumpo metro festivalis Lithuanian Shorts daro programą Trumpas kinas pasiklydę laike. Tai vėlgi, kad yra ekranai, kad tu ateini į renginį, o ten ekranai, kaip kino teatrai, skirtingos sienos, skirtingi ekranai ir galimybė peržiūrėti filmus. Manau, kad vėlgi didelė dovana vasara, kai tu tiesiog krenti ant žolės ant suoliuko ir gali žiūrėti filmus. Ir manau, kad tai yra tobulas žanro išnaudojimas trumpi metrai. Trumpo metro filmai, nes realiai ilgą filmą mes pripratę žiūrėti kino teatre su popkornu arba namuose įsipatoginę, o čia, tarkim, tiesiog tu susikaupi, peržiūrėjai trumpo metro filmą, tu gali kalbėti, diskutuoti, tada laukti kitos programos ar kitų filmų, tai manau, kad tai yra ideali terpė, kur galima rodyti trumpo metro filmus ir manau, kad jiems čia yra milžiniška scena ir džiaugiuosi už kolegas, už jaunuosius režisierius, kurie čia pristatys savo filmus ir taigi sekit programą ir ta programa Trumpas kinas pasiklydę laike, autorių namuose atstovauja kiną. Ir labai įdomus faktorius, kad man labai patinka, kad atsitiko autorių namuose vieną iš to bičių lizdelio gauna kinematografininkų sąjunga, stipriai auganti, atsinaujinanti ir kino sąjunga turės, mes taip ilgai galvojam viduje, ką pasiūlyti tiems miesto svečiams ir praeiviams. Ir mes nusprendėm pakviesti kino užkulisius. Tai realiai mes darome aktorių atranką iš tų žmonių, kuriais pro šalį. Marius, Ada, visi prašom užeikit, visi, kurie norėsit, visi, kurie patenkat į tą mūsų nemokamą renginį. Tai realiai pabandyk pavaidinti, pabandyk atsistoti kaip ponas, pabandyk, nežinau, palot kaip šuo, uždėsim skrybelę ar kažkokį tai, ar pasakyk eilėraštį, galų galia tiesiog gražią nuotrauką ir šalia bus grimo stalas, galima truputėlį pagrimuoti. Tai mes darysim aktorių atranką ir aš esu tikras, kad dalis arba kažkas iš tų žmonių, kurie atrodys, kad dėl nuotykio sutiko sudalyvauti aktorių atrankoje, esu tikras, kad dalis jų bus pakviesti į kiną, nes taip vyksta aktorių atrankos. Kartais tiesiog visiškai netikėtai pasitaikė žmogus, kažkada yra prisimenamas, pakviečiamas ir gauna vaidmenį. Tai kino sąjunga organizuos, tai kviesim praeivius prisijungti, tapti mūsų objektyvo taikiniais. Mariau, kaip įdomu, ar trumpo metro muzikiniai kūriniai egzistuoja? Žinoma, tai trumpas metras kine, tai ilga daina ar ten kūrinys muzikoje. Tai kažkada teko dalyvauti ir trumpų, atsimeni, buvo trumpų festivalis filmų pats pirmas. Kažkai vadinosi, tai ten teko irgi dalyvauti. Tai taip, kaip sakom, man apskritai šitie namai, mes čia antrą kartą grosim, tai man labai vieta patinka, kur jie vyksta. Kažkoks yra amfiteatro, kažkoks senovės Graikijos, kažkoks va tas prieki kalnas. Ir žmoniekai, tai labai faina. Ir šiaip man labai patinka tos eilės, kur stovi žmonių pakliūti ir užlipti į namą. Ir kai tu koncertuoji, tai koncerte tu niekada atlikėjams už nugarų nestovėsi, o čia tu groji ir čia girdi, kad tau kvėpuoja kažkas. Visi stebi su įdomumu, ką mes čia darom. Tai Betarpiškumas. Betarpiškumas, taip. Ta prasme, tu kaip ir susijungi su ta visuomenė, su tam, kam tu dirbi ir kame tikslą matai, ir staiga tu su juo tampi kažkoks bendras darinys viso to. Aš šiandien iš tikrųjų eidama čia pasidžiaugiau tuo Vingrių skveru ir pagalvojau, kaip gerai, kad yra mieste tokių erdvių sukurta, kurios gyvos iš tikrųjų. Taip. Ir kaip talentingai dirba architektai ir landšafto architektai, kurie atspėja, ko reikia žmonėms. Aš atsimenu dar, kai griovė Lietuvos kino teatrą, aš visada buvau už tą, kad tą sovietinį nugriautų ir dabar labai džiaugiuosi. Jo, aš irgi einu, sėdi pilna vaikų. Jaunimo, vaikų, čia miestas gyvas, kvėpuoja, čia vaikai, visi čia, į šitą skverą visi ateina pailsėti, čia kažkokia tapo dar viena Vilniaus kažkokia zona, kuri labai tiesiogiai susijęs su menu. Ir autorių namai yra visai šalia. Viskas čia šalia. Ne, viskas čia. Tai per tą kultūros naktį mes kažkaip visi susinienėjom, tampam visi kultūros dalimi ir tie paprasti žmonės, paprasti piliečiai mūsų Lietuvos gali tame dalyvauti ir matyti, kaip iš tikrųjų kas ten vyksta. Tai mes čia taip gražiai aptariam tą Vingrių skverą ir nuostabią vietą Vilniaus, bet kultūros
naktis vyks daugelyje Vilniaus vietų, ar ne? Ir kiek žinau, Ada, būtent čia įvyks atidarimas autorių namuose šiais metais. Turėsim ir svarbių asmenų, man sakė, taip. Tai papasakok truputėlį apie tą atidarimą, kas čia bus, nuo ko viskas prasidės ir kaip viskas išplis po visą miestą. Na tai kultūros nakties turbūt toks formatas jau nuo pat pradžių yra iš tikrųjų, kad kuo plačiau mes norime apimti tą mūsų visą Vilnių ir kuo įvairesnėse vietose pristatyti savo renginius. Tai džiaugiamas, kad yra ir tų tradicinių, aišku, tai tokie kaip skambantis Valdovų rūmai, kaip Lukiškių aikštė, kur visada žinom, kad sutiksim maestro Geniušą ir mūsų visus iškilius muzikantus. Bet labai smagu, kad prasidėjo kažkada tas mūsų bendradarbiavimas su Latga ir atsirado šitie namai. Iš pradžių prasidėjo viskas dar Rotušės aikštėje, o galiausiai šitas mūsų gražus avilys dūzgiantis iškilo čia, šitam skverelyje, kuris aš irgi taip pat džiaugiuosi, kad tų erdvių Vilniuje vis daugėja ir jos tokios, tikrai unikalios ir atrodo net prašosi kažkokio tokio vyksmo kultūrinio ir to žmonių susibūrimo. Tai viena nuostabiausių man šita yra vieta ir renginiai, nes iš tikrųjų, kaip jau ir Donatas paminėjo, čia tiesiog susirenka daugybę skirtingų žanrų atlikėjų ir lygiai taip pat visi gali ateiti ir atrasti tuos savo mylimus ar galbūt ir mažiau žinomus atlikėjus. Čia iš tikrųjų labai smagu, kad ir turėsim paminėtus ir visą tai, kas yra gražu, nes iš tikrųjų Pankova, Chebra, tai tegul jaunimas dar juos atranda ir pamato. Tokia dalis Vilniaus man iš tikrųjų yra, ar ne? Visiškai taip. Tai čia viena tokių nuostabiausių mūsų kažkaip vietų ir aš labai tikiuosi, kad mes tą bendradarbiavimą ir toliau vystysim ir kad čia vis turėsim atrasti kažką naujo, netikėto ir kad tas bendradarbiavimas nenutrūks. Tai tokia mūsų siekiamybė. Taip. Man labai įdomu, organizatoriai, tie, kurie rūpinasi visų renginių ir dalyviai, taip pat kaip Marius, ar jūs turit nusibraižę savo kultūros nakties žemėlapį apskritai, ar jūs dar kažką pamatysit, ar jūs tik čia būsite? Aš, jeigu subjektyviai apie save, aš nemėgstu planų, aš mėgstu eini ir tave pagauna kažkas netikėto, man visada smagu, kai mane nustebina. Nenoriu žinot, kas bus už kampo ir kas bus priekį. Tai dėl to man patinka vaikščioti, tai man patinka apskritai, aš mėgstu muges, mėgstu žmonės, mėgstu, kai miestas gyvas. Tai visi šitos šventės, man jos patinka dėl to, kad eini ir tu džiaugiesi gražiais žmonėm, gražiais jaunimu, vaikais, visi girtų nėra, sakykim, visi puikios nuotaikos, puikiai nusiteikę. Nežinau, ką geriau būtų galima sugalvoti. Donatai, koks tavo žemėlapis? Aš tai gal esu truputį iš kitos pusės, bet irgi atradęs motivaciją, kad vis dėlto visi mes, pripažinkim, autoriai, kūrėjai, mes dirbam žiūrovai, mes dirbam auditorijai ir mes atsiduodam jiems, nes mūsų kūryba įgauna prasme, kai mes esam jiems, tai realiai gal aš netiek jaučiu tą šventę, kad bėgsiu pats kažką pasimti, bet tas katarsis, kad tu duodi žmonėm ir kaip labai Marius gražiai pasakė, tas vienas iš žaviausių dalykų, tu matai stovinčių žmonių eilę, nemokamam renginiui, jie nuoširdžiai laukia, nesipiktina, tvarkingai kaip Japonijoje prie traukinio, taip išsirikiavę, be jokios grūsties. Per visą renginį. Tai per visą renginį. Ir tada, kai tu atsisuki juos, arba kaip pasako, už nugaros kvėpuoja, tu supranti, kad tau nebereikia niekur bėgti, lėkti, eiti į miestą, tu tiesiog džiaugies, kad tu turi auditoriją ir tu tiesiog save išdalinėti, duodi ir tas, netgi sakyčiau, toks kažkoks kūrybos katarsis įvyksta, kad, Tame, prasmė atsiranda. Tu kai kada sėdi, dirbi ir tu nematai tų žmonių. Aišku, per koncertus matai, bet tų paprastų miestelėnų, kaip pasakyti, nes čia ne žiūrovai, o miestelėnai, man noris tą žodį paminėti, nes miestas jis. Taip. Ir netgi dar papildyčiau, kad jau čia iš Latgos pusės, vadinkim, žinodamas vidų, žmonės, kūrėjai ir autoriai, kurie čia dalyvauja, jų nereikia priprašyti. Jie jau pagavę šitą vibraciją, jie nori čia atį dalyvauti, nes, kaip man sako, jie jaučia tą ryšį su miestelėnais ir jie tiesiog supranta, aš noriu būti šitoj scenoje. Čia tas pats, kaip noriu kartą metuose sudalyvauti, fejerverkų šventėje arba, cepelinų paragauti. Tai tradicija tokia tampa, kur dar ir jinai jau... Jeigu staiga jos nebūtų, žmonės jos pasigestų. Aš netgi prisimenu, Ada, gal man padės
realiai man tai primena mūsų live festivalį. Kai būdavo visas miestas, kada vyksta Pasijungęs. ir tos kultūros naktis, tai man tai yra visiškai tas toks gyvenimas, kažkoks kultūros. Jau Bet iš nesiejama kitos- Vilniaus dalis. Iš kitos pusės aš dar galvoju vieną dalyką, šiais metais turbūt buvo labai daug kalbėta apie tai, kad kultūrą vis dėlto reikia artinti prie žmonių, ar ne? Tai kažkuria prasme... Tai tiesioginė prasme kultūra ateina pa žmonės, Taip. ar ne? Ir galbūt čia atsiranda daugiau žmonių, kurie tikrai galbūt negali leisti savo ateiti į koncertą mėgstamos grupės, ar ne? Pagaliau, kai buvau jaunas, kai patekdavau kažkur į užkulisius, man labai be galo įdomu ten teatrą, kai pirmą kartą pakliuvau, ar ten televiziją, ar kine, kai, tai be galo įdomu. Ir ne visiems žmonėms tas gyvenime šansas yra duotas. Tai vat būtent šita naktis, tai vat tą žmonėms suteikia. Užlyt, pažiūrėti, kaip kas vyksta, nusifotografuoti su visais, tas avilys, tai labai gražu, labai gražu. Tokia iš tikrųjų siekiamybė nuo pat pradžios buvo kultūros nakties ir mes neatsisakėm ir mes labai norim dar tų žmonių kuo daugiau atrasti, kad jie iš tikrųjų irgi pas mus dažniau lankytųsi ir tiesiog atrastų ir erdves netikėtas, ir tos mūsų apkalbėtus naujus skverus, ir naujus atlikėjus. Ir tikrai aš manau, kad šitas formatas yra visiškai pasiteisinęs. Ir jau tiesą sakant, kultūros nakčiai 19 metų, tai žodžiu, liko 1 metai ir jau švęsim jubiliejus. Taip, taip. Ada, tu dirbi užsienio ryšių skyriuje, ar ne? Tai kiek šiais metais kultūros naktyje bus užsieniečių ir ką tikrai vertėtų pamatyti, kur reikėtų nueiti? Aš dar apie tą žemėlapį tik tai pasakysiu, kad mes tai kaip organizatoriai iš tikrųjų dažniausiai nespėjom nieko pamatyti. Tai va toks lieki kaip žvirblis, žodžiu, kuris tarsi viską dėlioja, žinai, gali kažkaip apsakyti, kad va, nueikit ten, pažiūrėkit tą, o pats lieki dažniausiai nematęs, nes iš tikrųjų turi prižiūrėti tos procesus, bet tas procesas irgi man yra žavus ir kaip va, jūs minėjote, tai iš tikrųjų ir tą užkulisius pamatyti ir ypatingai tikrai noris pasidžiaugti, kad per tuos 19 metų mes čia buvom tokių nuostabių užsienio projektų atvežę, kokių, tie atradimai užsienyje, va, kai tu nuvažiuoji kažkur ir pamatai ir galvoji, kaip būtų smagu į Lietuvą atvežti ir kai tai pavyksta, tai mes čia visko turėjom ir katedros aikštėje futbolą žaidėm su šokio elementais ir buvo žmogus, kuris atvažiavęs iš Kanados elektros impulsais grojo, tokių labai netradicinių. Pernai buvo žmonės, kurie pristatė projektų, kuris išmėgstas visas 8 metrų dydžio scenografija, jinai visa mėgsta ir ta išprotėjus režisierė toliau mezga ir, žodžiu, ten yra apmėgsti ir visi įėjimai į pasirodymą. Šiemet iš tikrųjų labai kaupiamės kitiem metam, taupome jėgas, tai pristatysim nedaug projektų, iš tikrųjų ten paieškojus galbūt galima ir šiaip atrasti užsienio atlikėjų, bet iš tokių jau projektų tai turėsim vieną labai smagų cirko pasirodymą. Jis mums patiko tuo, kad ten yra tikrai irgi 2 visiškai, jie patys save taip ir pristato išprotėję, žodžiu, homo sapiens, kurie 3 metus bandė išrasti, ką galima padaryti su peiliais. Ta prasme, kaip tu gali juos mėtyti, žongliruoti ir aišku, šito pasirodymo leitmotyvas yra nekartokit to namuose, nes jie yra pasistatę konstrukciją, iš kurios tiesiog viso pasirodymo metu krenta visokie aštrus, pavojingi daiktai ir peiliai. Ir jie tiesiog nuo jų išsisukinėja. Apsirūpino tvorelėmis? Jie viską yra pasidarę ir apsauga, aš irgi kai žiūriu, visada galvoju, kaip čia, ar čia saugu, nes yra, tiesą sakant, vienas projektas, kurį atvežti norėtųsi jau kokius gal 2 metus, bet žinokit, dėl saugumo ir nevežam, nes ten yra momentų, kur galvoju, jeigu tą benzo pjūklą iš tikrųjų visgi paleis ir neduok dieve, kas nors atsitiks, tai... O šitas yra saugus, viskas yra saugu, tik tiek, kad tai yra linksma ir netgi yra įtraukiami žiūrovai šiek tiek padalyvauti tame, žodžiu, išprotėjusiam peilių žongliravimo šou. Bet turim ir dar vieną projektą, kurį esu truputį čia net programėlę atsinešus gražią. Tai yra toks Vincentas Rumaniakas, atvažiavęs prancūzų baskų kilmės menininkas, šiuo metu reziduoja Suomijoje, yra įtrauktas ir į jų šiuolaikinio meno muziejaus, jo darbai jau įtraukti į, žodžiu, Kiazmos muziejaus yra archyvus. Ir jisai Vilniaus Senajame teatre daro tokią įvietytą instaliaciją. Jinai bus ypatinga tuo, kad keliais aspektais tokia yra įdomi, nes viena atspindi tam tikrus istorinius faktus apie šitą teatrą, kurį turbūt irgi ne visi galbūt žmonės ir lankytojai žino,
kad tarkim 1917 metais ten vyko lietuvių konferencija, kas turbūt žino, ne visi gal ir susieja. Arba kad ten įvyko Nekrošiaus Pirosmanio premjera, irgi visiems atrodo, kad kažkur kitur, o iš tikrųjų visą tai įvyko čia. Tai jisai apžaisdamas šitus istorinius faktus, teatre, po visą teatrą vyks tokia ekskursija, kur galima bus pasivaikščioti ir atrasti įdomius su teatru susijusius visokius objektus. Ir taipogi jisai kalba apie ekologiją, kas turbūt irgi šiandieną yra viena kertinių, ašinių temų mūsų pasaulyje. Ir bando susijęti visus tos dalykus į vieną tokią gražią instaliaciją, tai tikrai rekomenduoju apsilankyti. Įdomu, kad kūryba čia vyks, ar ne, ir Vingrių skvere jinai vyks, bet kiek ta aplinka tampa kažkokiu dialogu tarp kūrėjų, ar ne, pasidalinimais, diskusijom, ar vyksta kažkoks, ar jūs bendraujate tarpusavyje, ar jūs kalbatės kažkokiais aktualiom temam, kas jūs jaudina, net ir tom pačiom autorių temam? Jeigu paklausi, atsakai visada. Bet čia mes menininkai tokie biškai labiau intravertai esam, tai užsisklendę, bet jeigu užsimesga pokalbis, tai aišku, tos diskusijos būna. Taip. Bet čia gal yra tas jausmas, kad tu sėdi vienam laive, tu jautiesi, kad tu esi tos pačios įgulos nariais ir tiesiog toks, gal net nereikia įvardinti žodžiais, tiesiog tu jauti petis petin. Čia kaip bažnyčioje visi jaučia tą patį, ko jie čia. Taip, tarsi nepažįstami žmonės. Bendrumą. Kaip žargonų kalbant, kaip Radas sakė, čia hebra. Čia yra hebra ir tai yra tas, kada yra jausmas, kada ten net nebūtina giliai kažkur kapstyti. Čia labiau šventė, o per šventės apie darbus nešnekam, kaip būna. Ir čia bendra energija. Čia vyksta bendros energijos tokio apykaita, sinergija, kūrimas ir toks jo. Tai čia gal labiau yra būti, nei kažką spręsti ir strateguoti. Kaip tu sakai, labai gražiai apie tą širšių lizdą, ar ne? Tarsi sunešti kažkokius savo... Ir net nežinai, kas gausis, nes aš atsimenu, prieš kelis metus užlijo lietus, kur jau visi bijojo. To buvo tik geriau, nes tada liko tikrai tik tie žmonės, kurie labai nori kultūros, tada dar labiau visi atsipalaidavo, išjungė to, kas bijo lietaus elektrą, dalis liko, ko nebijo ir saugu, ir ten šokiai per lietų, varvant per tą konstrukciją, tai va tada įsijungė tas, kas iš tikrųjų, gal ne kartą gyvenime, bet kartą metuose. Bet aš iš tikrųjų taip dar paantrinam galvoju, kad aš manau, kad dalyvaudami menininkai turbūt jie automatiškai jie bando nešti vis tiek tas temas, kurios jiems rezonuoja kažkaip ir aš net nebejoju, kad jie pristato kažkokius darbus, kurie jiems yra tikrai aktualūs ir jie kažkokias tas temas tikrai nebejotinai paklibina. Ada, čia jeigu apie orą Donatas užsiminė ir kad gerai, kad lietus ar ne. Bet iš principo, čia turbūt labai skaudus klausimas yra, ar ne, nes juk tu negali niekaip nuspėti to lietaus, bet vis tiek kažkaip jūs ruošiatės tom kažkokiam išskirtiniam oro sąlygom, jeigu netyčia. Žinokit, ko tik ten nėra buvę. Yra buvę metų, kai tikrai buvom nepasiruošę, yra buvę metų, kai juokavom, kad pasiruošė publika, nes iš tikrųjų, kaip ir Donatas sako, išmoko pasiruošti. Pasiima botus, pončius, apsirūpina skėtukais ir jiem tas oras visiškai netrukdo. Jiem ne. Bet jau tie menininkam, atlikėjim ir organizatoriam ten įvairių yra tikrai buvę nutikimų, ten kai kokie nors Kašpirovskio dantis turi groti medžiuose ir užlyja ir užžaibuoja ir ten liūtis ir tikras pavojus kokio trumpo sujungimo. Tai taip įdomiai, bet net ir tie dalykai įvyko, tfu sėkmingai. Bet tas lietus yra man sugadinęs dalykų daug kartų, esam bandę jau ruoštis tokius ir atsarginius planus ir dabar turbūt ateityje visada ir turėsim tą planą B, bet kai norim nerizikuoti, tai tiesiog keliam tam tikrus renginius iškart į uždaras erdves ir tiek tų dainų. Bet manau, kad siekiamybė vis tiek, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, nes tas vidus, jis visada riboja žmonių kiekį, o pas mus tų salių tokių, kad ten, sakytum, ten 1000, 2000, nelabai tiesą sakant yra kol kas.
Tai ten atvežti užsienio projektą ir jį parodyti 200 žmonių visada yra didelis širdaskausmis. Ir tikrai čia tos eilės būna nuostabios, tikrai kaip Donatas sakė, visi tvarkingai kaip Japonijoje stovi, nieks nepyksta, nieks nesipiktina, kad ten pagal registraciją nepapuolė, bet tas širdaskausmis yra, tai mes tengiamės kuo didesniai auditorijai parodyti, tai sakau, bandysim kitais metais rodyti lauke, kaip ten bus ir pasiruošti planą B. O su tais orais, tai tariamės, bet kažkaip šiemet toks kažkoks yra lyg ramumas, kad bus gerai. Bet ko ten nėra buvę, man atrodo, visi sinoptikai tai jau mane tai iš vardo pavardės pažįsta, nes ten skambinta visiems ir oro uostui, ir valandom klausiama ir minutėm. Ir jie tikrai, jie nuostabų žmonės, žinokit, jie atskambina ir sako, po pusvalandžio lietus nurims, arba ten po 5 minučių lis. Tai visko yra buvę, bet lietus mums visgi yra šioks toks priešas šitam. Ar esi grojęs lietuje, Mariau? Oi, ne kartą. Tai dėl to aš kiekvieną kartą važiuojam ar į festivalius važiuojam, aš jau šitų klausimų neužduoju, nes tu negali nuspėti, kaip bus, tai bus. Ta prasme, tai vieną kartą sintezatorius teko įdėti į futliarus ir slėptis, vieną kartą taip pūtė, kad pasislėpti nebuvo įmanoma. Stojo, tai lietus, taip. Žmonių neliko, nes prie jūros festivalis buvo, o mes atvarėm iki galo. Irgi savotiška romantika tame yra. Jo, aš sakau, kad šokti lietuje turbūt yra geriau negu groti lietuje, ar ne? O jeigu šiltas lietus, nuostabu, romantika. Projektą tokį turėjo purpurinis lietus, tai ten tiesiog projekto metu lyjo ir visi buvo laimingi ir šoko po to lietum, taip. Aš, Marijos, dar noriu klausti, kiek apskritai netradicinė erdvė veikia pasirodymą muzikantui? Čia labiau apie žiūrovą, man atrodo. Muzikantas vis dėlto, apskritai menininko yra biškio matininko reikalas. Kur tau reikia, tu ten groji. Tai man tai jokio skirtumo, kur grot, svarbu, ką tu darai ir kaip tai žmonės priima ir kad žmonėms būtų faina. Čia, man atrodo, labiau vis dėlto apie mūsų miestelėnus, apie žmonės. Ir apie muzikantų profesionalumą. Tai aš tada Donato klausiu. Kaip tau atrodo, ką apskritai šiandien reiškia būti profesionaliu kūrėju? Čia mes periname filosofiją, bet aš negalėčiau atsakyti ir man pačiam būtų įdomu sužinoti, bet jeigu taip ekspromptu, kaip sako, ta pirmoji dalis sekundės duoda tiesos, tai aš manau, kad tikras kūrėjas, kuris turi ką pasakyti. Taip galvoju, čia norėčiau ir netgi kolegų, bet realiai jeigu tu kuri neši kūrybą, bet be žinutės, tai manau... Forma, ne? Tai yra tik forma. Gali būti ir forma, bet aš kalbu, kad pirmiausia tau turi skaudėti. Aš noriu pakovoti, aš noriu pasakyti. Tarsi, negali būti, aš noriu uždirbti, aš noriu patikti, aš noriu, kad mane uždėtų ant žurnalo viršelio. Tarsi, tu turi turėti žinutę, vienokią ar kitokią, bet tu turi tada, kūrėjas tampa profesionalas, nes jisai savo amatą, tą, ką mokėsi nuo 1 klasės, nežinau, Čiurlionkė ar kažkur, realiai jis tada išnaudoja savo amatą žinutę atnešti. Vien parodyti, kaip mano pirštai bėgioja per klaviatūrą, turbūt nieko nebus. Išsiskiria tie, kurie grodami, ar ten dainuodami, ar filmus kurdami, ar cirką darydami, jie kažką pasako. Turbūt tie su peiliais, ką Ada pasakoja, turbūt irgi turi labai, kodėl populiarūs, nes jie žino, ką sako. Ne, tai aš tai tikrai nebejoju, sakau, kad menininkai bando kažkokią žinutę nešti ir tikrai stengiasi kažką man pasakyti. O publika visada tikrai išgirs. Čia yra tas patikrintas jau variantas, kad jeigu tu tiesiog tuščiai kažką darai, tai toks ir yra vienkartinis dalykas. Jeigu tu kažką nori sakyti, tu visada rasi, kas tave išgirs. O žmonės tikrai nori išgirsti ir jiem yra svarbu, kad jų kažkokius tai aktualius dalykus, temas, realybę kažkaip reflektuotų menininkai. Tai net nebejoju tuo. Mariau? Aš sutinku su viskuo, ką kolegos sakė. Neturiu ką pridurti. Čia, visi tie dalykai, kaip minėjai, ten žurnalų viršeliai, kažkas tai yra tik pasiekmė tavo tos žinutės. Taip. Turėsi žinutę, bus ir tie dalykai, ir bus ir finansai, ir kitas. Ta prasme, jeigu tavo savame tikslas yra tik tai pinigai, tai iš to dažniausiai nieko nesigauna. Nes tai yra tik pasiekmė tavo tos žinutės ir darbo.
mes visi nesam labai jau jauni čia, ar ne, ir galime... Dar jauni, bet galime, bet aš ką noriu pasakyti, kad, turbūt galime palyginti, kai buvo tada, kai kultūros naktis prasidėjo, ne, beveik prieš 2 dešimtmečius. Vis tiek 2 dešimtmečiai šiandienoje yra labai ilgas laiko tarpas, ar ne? Taip. Kaip tu, Ada, prisimeni kultūros naktį prieš 2 dešimtmečius ir kaip visą tai atrodo dabar? Labai romantiškai tai prisimenu. Iš tikrųjų labai įdomi ta pradžia buvo, nes neturėjom, kaip čia pasakyti, tokio pavyzdžio. Matėm tik tai užsienį tas vykstančias kultūros baltasias, taip vadinamas naktis, ir labai norėjosi tą patirtį kažkaip pernešti čia. Aišku, yra tos kultūros nakties formatas, truputį toks, tarsi trikinės, visada festivaliui tikrai parankiau ten, kai jis trunka kokias 3 dienas ar 2 dienas, o čia yra tokia viena naktis, bet, kita vertus, tame yra labai didelis žavesys. Tu kažkaip per tą vieną naktį, toj tamsoj, kai viskas tikrai įgyja kažkokį tokį dar papildomą anturažą, išgyveni tą kultūrą, o keitėsi labai įvairiai. Turbūt vienas ryškiausių momentų, pačių nuostabiausių, ir tai susiję su mūsų menininkais ir kūrėjais, kurio mes niekada nepamiršim, tai kai buvo vieni kritiniai metai, kai mes tiesiog visiškai neturėjom finansavimo ir buvo klausimas iškilęs, kad tiesiog tos kultūros nakties nedaryti, o ją daryti baisiai norėjosi. Ir tada mes tiesiog išsiuntėm laiškus, ar menininkai sutiktų dalyvauti neatlygintinai, ir visi absoliučiai net nekėlė to klausimo, ir visi sakė, taip, mes norim, kad kultūros naktis būtų, ir mes tikrai dalyvausim, ir jie dalyvavo. Tai čia nuostabus dalykas, o šiaip projektas tiesiog jisai augo susidomėjimas juo, augo bendradarbiai visi, ta prasme mes apaugom žmonėm, jeigu anksčiau patys tik visko ieškodavom, dabar tikrai yra variantų, kai mūsų žmonės kreipiasi, sako, gal padarom tą, gimsta nauji bendradarbiavimai, kaip ir su Latga. Ir tas labai džiugina. Ir žinoma tos erdvės. Ir naujos, kas labai smagu, bet man kartais labai smagu ir apgyvendinti ir tokias apleistas erdvės Vilniuje, kurių mes tikrai turim. Ir jų gal nereikėtų pamiršti ir nurašyti. Man primena biškį, nežinau, ar teisingai ar ne, Joninių naktį, bet tik kitaip, kur tu žiedų ieškai, tai tu čia erdvių ieškai kažkokių, tu pastoji vaikščiodamas, sakau, kodėl aš tų planų nemėgstu, nes smagu, kai tave užeini ten, žiūrėk, kažkur kažkas vyksta. Ir tas įsiruošimas į tą kultūros naktį, tai kaip, tu kaip kuprinę užsidedi, tos ten čia batus įsidedi, pasiruoši viskam, ir išeini keliauti, vaikščioti, ieškoti, kas tave nustebintų. Tai... Čia nuo žmogaus turbūt priklauso. Vienam gal patogiau ten viską susibraižyti, yra tas variantas, mes pasiūlom maršrutus ten mėgėjam visiems, ar muzikos, ar teatro, ar kino, ar kitų dalykų, bet iš tikrųjų... Matai daug žmonių, kurie stovis tais ir vieni į tą pusę varo su žemėlapiu, kiti tenais judesius, Bet aš labai suprantu tą tokį, paieškos momentais tikrai yra žavus. Tu išeini ir tiesiog eini ir atrandi spontaniškai dalykus, aš manau, tas irgi turi dar daugiau ko gero žavesio. Mes taip romantiškai pakalbėjom dabar apie tą kaitą, ar ne, bet kūryba, apskritai kultūrinis gyvenimas labai keičiasi ir kūrėjas labai keičiasi, ar ne? Ir prieš kūrėją labai daug naujų iššūkių atsiranda šiandienoje. Tai man įdomu, ar kūrėjai, Donatai, turbūt irgi pabendraujate daug, ar jaučiasi saugus jie dabar, ar jie jaučiasi, ar jų kūryba ir intelektinė nuosavybė yra apsaugota? Manau, kad vėlgi tai yra iš kurios pusės pažiūrėsi. Galima labai giliai analizuoti ir bandyti moksliškai atsakinėti ir ten tyrimai ir mūsų ta baimė dėl dirbtinio intelekto ir visko. Bet vėlgi, jeigu taip truputėlį žiūrėti, gal kaip čia pasakykime, paprasčiau, tai aš manau, kad kūrėjai jaučia vieną dalyką. Ar jo kūrybos reikia? Ar nereikia. Jis tiesiog, vėlgi... Ir jis negalvoja per daug, aš manau, ar ne? Jis galvoja žinutį, jis gali galvoti, kaip pasiekti, nenoriu prieštarauti savo, bet principė, jisai irgi turėtų savęs neapgaudinėti. Ir jis, kad jeigu jo, kaip sakykime, tas kultas tokių nesuprastų menininkų, kaip vis dėlto egzistuoja tas toks terminas, aš manęs nesupranta, bet gal tavęs niekam nereikia. Ir čia yra kūrėjai, jie tiesiog jaučia, kad jų reikia. Tai nėra tos egzistencinio nerimo,
kad gal nebeliks mūsų, gal nereikės, aš manau, kad jo nėra, nes tiesiog, tu matai tas žiūrovus, tu supranti, kad reikia tokių naktų. Reikia gyvo žmogaus, vis dėlto santykių. Netgi sako, kai kurie žmonės nemėgsta tų kasų, o eina pas kasininkas, nes tas kontaktas, jis persimė žodžiu, yra į turgų žmonės, kodėl mėgsta vaikščioti. Nemanau, kad robotai pakeis kada nors viską. Visais laikais atsiranda technologijos, nuo 19 amžiaus pramoninė revoliucija, visais laikais menininkai turėjo iššūkius, ar vienas dalykas, ar kitas, bet kaip mes esam, taip ir, manau, ir būsim. Aš netgi savo kažkada pašmaikštavau, tipo, gerai, dabar maždaug dirbtinis intelektas gali tą geriau padaryti, gali tą geriau padaryti. Tai tada yra proga eiti ir daryti blogiau. Nupiešk taip, kad jisai dirbtinis nesugebėtų. Nupiešti. Jo, tai ta prasme visą laiką kūrėjai ir autoriai rastų out of the box išėjimų. Bet čia turbūt ir yra tas kūrybiškumas, taip, ar ne? vienareikšmiškai. Absoliučiai sugalvoti taip, kaip niekas nesugalvoja. Šiaip taip banalus toks pavyzdys, bet visi turi pieštukus, bet ne kiekvienas dailininkas. Tikrai. Tai čia lygiai tas pats. Atsirado kažkada ten Yamaha PSR, visi sakė, oi, nebereikės ten orkestro, viskas. Kaip reikia, taip ir reikia. Ta prasme, tai yra, tie dalykai yra tik įrankis. Ir tu, protingas tas, kas sugebės tame įžiūrėti kaip tik, palankumą, kad tau padės. Bet esmę, turinį, tai jis nedaro. Vis dėlto tai yra... Ir apskritai pagalvokit, mūsų autorių gretos didėja iki tokių skaičių, kad dirbtinio intelektui nepasivyts. Įsivaizduokit, dabar praktiškai visi piliečiai yra fotomenininkai. Nes visi su savo mobiliais fotografuoja. Tai įsivaizduojat, kiek fotografijos profesionalų. Tai realiai visi dabar jau netgi čia aš utriruoju, bet paprastas žmogus gal irgi tiesiog gali pradėti atrasti, kad jis irgi toks pat kūrėjas ir autorius ir tada toks... Bet jis ir yra kūrėjas. Taip, tai sakau, tai ta prasme, kiekvienas žmogus su savo fotografija, su savo laiškų rašymu ir tada reikia tą tiesiog autorystę, patį kūrybos procesą, gal tiesiog reiktų labiau puoselėti, kad man nepatinka, kad buvo tas laikmetis, kad reikia duonos, reikia šilumos, kūryba toks antrailis dalykas. Gal mes turėtumėm čia susitelkti, kad be kūrybos mes liksim niekas. Be kūrinių, be autorių. Realiai tai yra penas dvasiai ir mes turim tai nešti. Mūsų valstybėje nebus menininkų, nebus kultūros, valstybės nebus. Ką įvykiai neseniai ir viską rodo. Taip, aš kaip tik norėjau klausti apie tai, kad šiais metais turbūt labai daug apie tai buvo kalbėjęs, ar ne? Ir net Happy Endless autorių namų reklaminėme klipe pergrojo Čiurlionio jūrą, kas Čiurlionio jūra buvo tarsi toks neoficialus, ar ne, asamblėjos, kultūros asamblėjos himnas. Ar tai atsispindės kultūros naktyje kažkiek šitos idėjos ir apskritai, ar jūs dalyvaujate? Čiurlionį mes pagrosim, tikrai. Čiurlionį jūs tikrai pagrosite, puiku. Aš manau, kad visi turbūt neša tą savo, jau kartojos tą savo žinutę ir net nebejoju, kad mes rasim tą visą savo, taip sakant, tūrį, mintį ir šiandienos kontekstą kultūros naktyje. Donatai, pabaigo žodis. Reikia kūrybos kaip duonos. Kūrybos, manau, kad žmonėm reikia ir mes turim pasirūpinti visi kūrėjai, kad žmogus tai išgirstų ir suprastų, kad jam reikia. Jis turi gerbti autorius, tai yra lygiai tokie pat žmonės, jie lygiai taip pačiai dirba tiek kitom valandom, kitokiais įrankiais, bet be kūrybos mes tada ir tapsim robotais, o per kūrybą mes esam žmonės. Aš gal irgi tik tai pasidžiaugsiu, kad iš tikrųjų ir ta kultūros naktis ir dalyvių kiekis joje turbūt irgi parodo, kaip mes, būdami tokia maža ir atrodytų nedidelė šalis, turim šitokį didelį talentų pasirinkimą, skaičių ir taip smagu, kad būtent ne vien kažkokie instituciniai žmonės, o jauni kūrėjai, jauni atlikėjai gali irgi kultūros naktyje dalyvauti ir žmonės gali juos ten atrasti. Aš manau, kad mes tikrai laimingi, kad turėdami šitokį kiekį kūrėjų ir atlikėjų. Jo, ir tiesiog ir aš sakau, kad mane gal kartais žaidžia tas neįvertinimas kultūros jėgos
Ir jeigu paskaičiuoti, kiek kultūros sektoriaus pinigų yra BVP, sudaro per visus bilietus, koncertus, menus, ta prasme, mes esame tokia galinga jėga, kad mums reiktų nustoti kompleksuoti, žmonėms reiktų dar labiau mus gerbti ir tiesiog suprasti, kad kultūra, kaip sakau, kaip duona, jinai yra. Ir jinai yra valstybės variklis ne tik dvasiniam lygmenį, bet net ir BVP prasme. Taip. Tai Ada, Mariau, Donatai, labai ačiū Jums. Linkiu kultūros naktyje surasti savo didžiausias žvaigždės ir gražios, geros, prasmingos kultūros. Ir gal nebus lietaus. Tikėkimės. Tikrai nebus. Pažadu. Ačiū labai. Jeigu milijonai kasdienių įdomių idėjų tavo galvoje pavirsta į kūrinius, tu esi autorius ir turi tuo didžiuotis. Tavo kūriniai nusipelno būti saugomi ir vertinami. Už kūrybinę laisvę, už legalaus turinio vartojimą, už autorius.